Na ką, sveiki prisijungę prie mano sekančio video ir ką šiandien gal labiau bus toksai kaip liūdnas video apie tai, kad aš įrišu savo gaming streamus YouTube kanale. Jau supratau, kad man jau, sakyčiau, tai kaip ir pagalvoju taip, kad aš jau senai tą mačiau, kad yra tie pertraukos, sustojimai, tie keliavimas į Vokietiją, emigraciją. Ten irgi buvau sustojęs kaip ir skaitikos ne metus ir po to kaip ir vėl buvau grįžęs prie tų streamingo, bet ir atrodo susipirkau daug ką, dėl ko gal ir gailiuosi. Bandysiu viską susidėliot, viską į krūvą. Tai va, pradėsiu nuo pradžių, tai kaip ir sveiki, mano vardas Paulius, kitaip esamas ir žinomas kaip Paul Dizo, ale youtuberis, streameris. Tai gal aš galiu ir pasakyti to, kad aš ir nesu kaip ir streameris ar pasiekęs to, bandžiau pasiekti, bet ir nepasiekėm, nepaėjo hobis, uždarbis ir kažką pasiekti ir plus dar darbas namai ir tie visi spaudimai, mažai tas laiko laisvo ir žodžiu, ta visa kelionės ir emigracija kaip ir viską iš manęs atėmė ir dėlioja taip, kad tas jau gamingas jau mane jau pradėjo nebetraukti. Ir aišku, kaip ir grįžau vėl prie to streamingo ir pradėjau nuomotis kaip ir jau savo butą. Aš pirmai gyvenau agentūros duotam name, bet tas gyvenimas su kuo tai vis tiek kažkaip tai keista buvo. Bet ir po metų beveik tai susiplanavom tai, kad mums reikia gal nuomotis savo butą. Ir po kiek laiko ir radom, apsistojau vienam kambario, moku nuomą ir susipirkau kaip ir atsivežiau viską, tuos kaip ir teliką, kompus, turim gerą internetą ir vėl atsiras to noro streaming, gaming ir galvoju, kad tas visas reikalas ir nuveis kaip pagal sviestą, bet pasirodo, kad ne. Ir tas įtakojo, nežinau, gal kad tas kabliukas gaming, sakyčiau, tas įseko, tas išblėso, gal sakyčiau, metai bėgo, jau galima sakyti, jau kaip ir jau 3 metai aš jau Vokietijoje ir kad mano tas gaming streamo kanalas, tas YouTube'as kaip ir nelabai kur ir nukeliavo, galim sakyti, mėčiausi, blaškiausi vienoje vietoje, tiesiog kaip ir pelėtė, žinai, ratą vyniojo aplinkui ir vėl per tas platformas bėgiojo, ten buvau kaip ir YouTube'ai, ten daręs tos streamus, buvau ten kaip ir nustojęs, tada buvau kaip ir į Kiką perėjęs dėl to potencialo, kaip ir, kad Kikas ten su tokia galimybė, kad streamint ir gauti iš ten uždarbį ir nebūti priklausomam nuo žmonių, kaip sako, nuo tų donatų, nuo tų partnershipų, nuo to visko, nuo to subscribe'ų, donatų ir viskas, kad nebūti priklausomam. Tai kaip ir buvau ten pabėgęs, kaip ir dariau tuos streamus, bet kad žmonės nebuvo linkę ten pereiti. Nežinau, kiek ten tas truko, kiek tie streamai, bet parbėgo vėl atgal. Tas grūzas, kad žiūrovų nėra ir tas mintys, kad man čia vertėjo, žinai, ar viską. Tai taip ir vėl blaškiausi ir po to vėl į tą YouTube'ą grįžau ir ten kaip ir tų žiūrovų, naujų kaip ir senų, bet vis tiek sieti visą gyvenimą su tuo gamingu. Kaip ir, sakyčiau, ne planas, gal kam ir tas gaming streamas, gal ir kam ir, nežinau, tas tinka, bet man tas visas noras išblėsa, būdavo taip, kad tie streamai būdavo ne tai, kad nori labai, o kad priverstas, kaip čia pasakytų, kaip ne kaip darbas, ten, žinai, turiu priverstas eiti į darbą, nes dėl to, nes tu turi uždirbti pinigus, kad mokėsi ten tas mokesčius, nu tai tas pats kaip ir su tuo mano buvo ir streamu, pats irgi, žinai, buvai priverstas, kad turi, nes jeigu aš nustosiu kažką daryti ir tiesiog ir auditorija, žmonės ims ir pabėgs. Metai bėgo ir taip gavosi, kad ir mintys, kad baigėsi, man atrodo, mano streamerio karjerą ir tiesiog ir padariau tiesiog tašką, viskas. Gal tuo ir mes ir baigėm. Čia ant savaitės, dienų ar čia savaitės bėgyje, žodžiu, padariau kanalo rebrandingą, pavadinimas lieka tas pats ir jeigu ir užeisite mano YouTube kanalą, pamatysite, kad mano streamo video seni dingo ir šortai ir šiokie tokie ir video.
Ir ką galiu pasakyti? Išmečiau savo grubiai 3 metų 4 darbą į orą, bet ištryniau tuos bannerius, pakeičiau iš to vlogo kanalo, perkėliau į streamą, kur buvo tą visą ir tiesiog pradėsiu daryti ant tuos video. Tiesiog, o ką aš kursiu? Tiesiog blogus apie kelionės, kaip mano buvo praeiti tie 2 video. Motovlogingas, kelionės, važiavimas iki vietos, kažką parodyti, kažką pašnekėti, kaip ir kažką parodyti, tai kaip ir tiesiog filmuoti save. Galima sakyti, kaip ir video dienoraštį gal daryti, gal sakyti, gal daugiau apie Vokietiją pasakot, kuo aš labiau susidūriau, su kokiais iššūkiais, gal bus, nežinau, gal visiems bus įdomu pasižiūrėti, gal kažką gal papasakosiu naudingo. Tai, kaip sakant, bus temos, sukursiu viską, kad nebūtų kaip ir ekspromto, kaip šitas. Tiesiog atsisėdau, kad video ir iš lempos kažką kurt. O po to, tik apsėjus ten to video daug, to visko ir bandyt trumpai paaiškinti. Tai vat. Ir kas liečia su streamais. Streamų gal kaip kada gal aš ir neužleisiu, bet jie bus visai kitur. O grįžtam mes vėl prie Kiko. Nes kaip ir... Žodžiu, hebra, negaliu aš įrašinėti video, nes mano DJI perkaista. Wow, čia tai prikolas. Žodžiu, gerai, hebra, mes tęsim tą filmavimą namuose, nes kaip žiūriu, kad čia laukia jisai perkaista. Tai žodžiu, kaip sakant, vyksam teleportaciją ir keliaunam į chatą, nes žiūriu, kad laukia mums tas video įrašymas nieko nepavyks. Kur čia aš baigiau? Taip, apie streamus. Streamų, kaip minėjau, aš neužleisiu, bet mes vis tiek bet aš vis tiek pasirinkau tą Kiką, nes kaip ir vis tiek ten galima sakyti, kaip ten Twitch'o konkurentas, kaip kopija ir patogi, jį pastoviai auga ir daugėja kaip ir lietuvius ten streamerių irgi. Ir aišku, su tokiais beneficais, kuris tas Kikas labai gundo, dėl ko apsimokėtų kaip streamerių ten augt arba pervest ten auditoriją. Bet aišku, ne apie tai čia šneka dabar, kad kalbėt apie visą šitą, tai kaip ir išreiškiu taip, kad hebra, dabar mano bus taip, kad karts nuo karto darysiu streamus, bus tik Kikas, jeigu norit mane palaikyti, pasibendraut, ateit gyvai, mane pamatyt, pasičiatint, kaip ir IRL streamus darysiu, gal kažkada ir ten just chatting arba kažką, gal netyčia dar pageiminsim, tai žodžiu, pasiekit mane Kik platformoje. Čia QR kodą paliksiu kažkur čia, kad būtų lengviau savo telefonu rasti, arba linkas bus po aprašymu. Priklausys nuo jūsų follow skaičiaus, jeigu masiškai didės, daugės ir kaip ir gal ir dažniau pradės ten kaip ir, ateisiu šiek tiek dažniau pasikalbėti, pasilepint, kažko gal pasiskūs, kažko gal pasigirt, arba kažką dar planuosiu ateityje tų parodyti vizijų, kaip buvo dėl tų IRL streamus padaryti, tai kaip ir gal ir kažkada gal tą ir įgyvendinsiu, bet tai čia ateities planai jau seni, bet gal nukelsim dar į ateities planus, mes kaip sakant, ištrauksim senus savo konceptus, ką aš norėjau daryti, gal ir kažką ir ateityje jau dabar įgyvendinsim, ne gaming planu. Tai vat, QR kodas arba linkas po aprašymu. Tai vat, tai gaunasi taip, kad aš metu savo gamingą, nes supratau taip, kad gal ir su metais, galima sakyti, gal aš jau suaugau tai, kad visą gyvenimą mes hebra nuo tikro gyvenimo mes nepabėgsim, nes ar taip ar toliau, anksčiau ar vėliau, vis tiek mus hebra pasivys mus tas realus gyvenimas, vadinami mokesčiai, darbas, šeima, vaikai. Tai tiek, kad ačiū, kad žiūrėt mano šitą video, nepamirškit laikai, jeigu turite klausimų, komentaras apačioje.
ir visi linkai į mano socialinius tinklus, kaip ir į Kiką, rasite apačioje, tai jeigu nesunku, pafollinkite mano Kik, nes aš ten kaip ir darysiu kaip ir just chatting, pasikalbėjimus, gal ir kažką pageiminsim, tai tiek. Taip, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu malonu, patiko, malonu ir pasimatysim sekančiuose video. Tai tiek. Iki ir pasimatysim.